Nu, sveikučiai. Žodžiu, sugalvojau čia tokią aventūrą greitą. Dabar yra 1:30, tai galvoju, greit nuvarysiu į vieną vietą. Jeigu bus užšalę, bandysiu pagauti šapalą. Tai verta tikėtis, kad gali būti užšalę. Dabar yra, aišku, +3, bet iki tol tai šalčio turėjom labai daug. Srovės ten nėra didelės, tai kažkaip leidžiu savo manyti, kad tikrai bus užšalę. Jeigu bus užšalę, tai aš manau, kad pagausim ir šapalų. Labai norėjau senai gyvendinti šitą idėją ir mintį pagauti šapalų upiai. Nėra daug tokių vietų, bent jau čia aplink mus. Tai ką, pasižiūrėsim, susitinkam prie vandens, gal kažką pagausim. Nu, prikolas, ką? Niekad gyvenime taip nedariau. Ir nežinau, reiktų daryti. Kažkaip norit pabandyti. Matus, kažkas bandė lipti. Oho. Oi, na nafik, čia kokį 20 comų. Kažkas nutraukė, blemba, eina savo. Žiūriu, pyst kibimas, po kirtų nebėra. Štapras, manau, ir ledas. Kiek šit. Tai čia, sakytas, išgrėžiau viskas, pompa. Storumo, tai ežere tokia nėra ledas. Wow. Noriu surasti, kur srovė ne atgalinė gaunasi, o tiesiai ir nueina gražiai. Tai va ten realiai ant upės galo kažkur ir turėtų būti. Sūkuriukas darosi į priešinę pusę.
Hibryte turiu kažką. Ir nemažą. Ai, turiu. Klausimas ką? Tikrai nedidelė žuvis eina savo. Negaliu liplauk. Eina savo, kokio dydžio. Negaliu išlaukti. Nežinau kas. Eina savo. Opa, chebra! Yes! Nu davės čia man vaizdu, eik tu savo. Žodžiu, keliaujam, draugiai. Paleisiu aš tave į priekį. Pasiek, taigi čia bejokas. Tai jūs hibryte pamatėt, kokį kosmosą pagavau. Čia jau vasara būtų didelė žuvis. Čia pėst žiemą eina namas. Kosmosas realiai vienos net neatkėliau. Kaip įsirėmė, teko rišt. Nu, matėt patys. Eina savo. Aš tik gal, tu tik nenueik. Op, atplakė žuvis. Nuplakė. Žalis su dipirioku, tai pasižiūriu, pirmą kartą bandau, šiaip beičiau ir be diperio, bet esmė ir tą pirmą kartą bandau, neįsivaizduoju, kas čia kur kaip vyksta. O, žuvis priplakė. Žiūri. Nu, taip ne pernelyg aktyviai. Aišku, po pietinę tokia situacija dabar. O, priplaukė. Žiūrėkit. Vėtų, kad irgi toks buvo priplaukęs. Pasižiūrėjo. Kai kalė. Tai jau kalė. Reikia uždėti vieną matiliuką, buvo uždėjęs prieš tai. Tai gal šitas dalykas pasiteisina dėl to. Eina namas, kokio dydžio žuveliokas. Vau, hibryte, vau. O čia tai kontento padarė. Eina namas. Vienas pats savo žvejoju. Nieko nėra. Pasaka. Žadėjau šerių varyt, galvoju, nenori, šitą šerių žiauriai tingi. Sakau, reiks atsiras kažkur ledą, kažkokiai tai upė. Tai va, tai rezultatas. Prisistatė už kažkas krentantį. Bet jie gal nori tokio krentančio, ką? Žiūrėjau, padaroma taip, taip palė krenta. Realiai turėjau 3 kibimus. Vieną nepakėliau, vieną timtelėjau ir paleido. Neturiu šeriklėlės, tik pasėmęs, čia kylis, blemba, nėra labai didelės, bet kažkaip viliuosi, kad vis tiek biškį į dugną nuneša kažkur, tai bent jau aplinkui, kaip sakyt, pasklaido. Jeigu aplinkui pasklaido, vis tiek jis turi pasirodyti, nes taigi maitinas.
Tokį lėtesnį pavedimą darau. O, priplaukė. Priplaukė, kažkas domisi, bet neima. Ok, įdomiai. Sutraškėjo ledas, bet čia matyt gal praplaukė kokia lytis ar kažkas. Nu, blemba, dvang salmo čia tikrai neturėtų lūžtis, nėra jis labai ir minkštas, šiaip pasakyčiau. Sušalęs normaliai, va, ir leduko yra, ir sniegiuko biški pašalusi, visko čia. Diperiukas jau viskas. Diperis viskas, ledas 20 cm, kaip ir sakiau. Nu, karočią, kosmosėlis lengvas. Tai va, smagu. Yra tos žuvies šiokias tokias, kažkas praeina, prieš tai buvo daugiau. Dabar ant vakarinio jau visai nurimo, 16 val. Nu, įdomu. Žodžiu, jeigu kas ir varysit, varykit tikrai saugiai, pasimkit galų gale ir draugą, jeigu nežinot visai vietos. Ir būtinai smaigai. Be smaigų, nu, be šansų hibrytė, neikit, nerizikuotkit, tikrai neverta. Ta viena žuvis, kad ir kiek matėte emocijų iš manęs, peržiūrėjau video, pačiam juokas ima, jūs labai nesmerkit, bet labai norėjau pagauti šapalą labai senai, upėj, su avižėlė, tai va, įgyvendinau. Žiauriai smagu. Pavyko pagauti šapalą. Šiaip realiai pirmą kartą bandžiau. Panašu, kad pasiteisino, tai kaip ir minėjau prieš tai, tai realiai turėjau vieną tokį mažą tupimą, nežinau ar fiksavo ar ne. Grįšiu namie, pasižiūrėsiu. Ir kitą tokį gavau, tokį pakirtau, popt ir nebėra. Ta prasme, nutraukė avižėlės. Buvau pasirišęs dvi, tai nutraukė viršutinę. Ir viskas tom pasibaigė. Nu, šiaip gaila. Na, nepajutau tokį bimą, tiesiog gražiai įsirbė, užsėdo. Aš bei keliu jaučiu, kad įsirėmė kažkur yra. Ir toks pakelia ir cak, tik tai nutempė iškart. Tai, nu, kliuvinys, nu, nemanau, nes prieš po to aš ten irgi prisikapau gryno oro. Tai žiūriu, mėgelis. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, paspauskit subscribe, pakomentuokit, kaip jums šiandien sekėsi, kaip šiaip iš esmės žvejybos jums šiais metais. Ar jums teko kada žvejot šapalus tokioj, sakykim, upėj, ar kažkur dar kitur, kur turit kažkokių tai ruožų savų slaptų. Ir ką, iki greito. O gal greičiausiai ir iki rytojaus. Visą.